Tai ko jūs, Austrijos gyventojai, aišku, nepykit, kad tiek laiko nefilmavau. Šiuo metu esu Austrijoje, įsikroviau vieną tašką Čekijoje, ar tai važiuosim toliau. Tai važiuosim į Vokietiją. Turim 11 taškų įsikraut. Mažiau gal įsikrausim trečiadienį viską. Austrijos žemėlapis. Šiaip, sakyčiau, labai geras parkingas, tualetas nemokamos, dušas €10 minučių nusimaudyt. Šiaip tvarkingas parkingas. O čia kaip, kartu tokia kaip kavinė, savitarna, ką nori, tą nusipirkę. Austrijos Lincą lygtais berods vadinasi. Važiuojam link vokiečių. Labai gražus miestas. Aišku, dabar nemažai mašinų. Savaitgalis buvo gerai. Kilometrų laikykitės dešinės. Nedaug, o kaip pirmadienis, tai nemažai mašinų. Sveikučiai, į Vokietiją. Įsikrovėm iš viso 2 taškus, važiuojam į 3 tašką. Įsimėsim šiam 3 tašką. Tai viskas gerai, nebus kamščių. Ir viskas, darbas baigtas. Į kitą tašką nespėsiu, nes dirbau pusę iki 4. Tiks rytoj pratęst darbus. Sveiki. Antrą dieną Vokietijoje, vėl kamščiai. Jau gal gavau šiandien 2 ar 3 kamščiuose reikėjo biškelį, va tai važiuojat po lėto. Buvo kamščiai, kad reikėjo palaukti kokią valandžiukę plius minus. Nu, žodžiu. Dabar važiuoju į 3 tašką įsikraut. Iš viso turiu 12 taškų, Čekijoje 1 tašką įsikroviau, paskui vakar įsikroviau 3 taškus. Šiandien dabar įsikroviau 2 taškus, dabar įsikrausiu 3 tašką. Ir gal turėčiau spėti įsikrauti dar 2 taškus šiandien. Ir liks pas mane tada 3 taškai. Tada įsikrausim. Turėčiau įsikrauti rytoj dar 3 taškus ir viskas, būsiu tuščias. Nu, pasigrąžėkim Vokietijos kaimukais. Sakyčiau, čia kaip kaimas, tai miestas. Kaip miestelis gaunasi. Gražu ta Vokietija. Nervuoja, kad važiuotų iki 30 greičiu. 50. Aišku, biškai čia mažiau ir labai siaura. Atsargiai neatsitrenkt. Tokia mašinytė. Autobusas praleidžia. Patikliau. Važiuojam į 4 tašką. Atsikrausim 4 tašką. Sukite kairėn. Ir lieka liks 5 taškas. Nu, taip ir suksimės šiandien. Darbai baigti. Žodžiu, perdegė lempą, reiks pasikeisti. Einam, žiūrim, kas toliau yra. Ar čia dega, ar čia keisti nereikia lempus. Čia kol kas, matom, dega ir čia dega. Nu viskas, einam pasikeisim lemputę, padarys.
Kai pasikėliau kabiną, pasikeičiau lemputę. Nu, taip pat žiūrėsim, kaip dega gražiai. Nu va, šitą dega dešiniai pusėje. Ir kairiai dega. Viskas pakeista. Šiandien sukrovėm 6 taškus. Ir tai liko 2 taškai įsikraut. Turi pakrovimą. Tik yra vienas minusas, kad ketvirtadienį Vokietijinė darbo diena. Tai žodžiu, tiks penktadienį pasikraut. Gal dar koks bus vienas pakrovimas, nežinau. Nu, jei nebus, tada važiuosiu namo. O kol kas, iki rytojaus. Nu ką, sveiki. Žodžiu, kamštis sėdžiu. Nebūtų ta Vokietija, kai sakoma, kamštis. Vakar vėl kamštis sėdėjau, šiandien vėl kamštis. Kitose šalyse tokių dalykų mažai yra. Aišku, yra tų kamščių, bet ne tokių kilometrinių ir panašiai. Su tais savo stautais ateit tvarkymo keliais. Bet ir biški nervuose nori, žinai, viską greičiau įsikrauti ir greičiau važiuoti iki pakrovimo taško. Gal negali. Ką man padaryti? Tenka taip ir važiuoti. Neprašoksiu visus savo šitos mašinos. Na, viską įsikroviau, iš viso 12 taškų. Pas mane 3 pakrovimai įdėti. Realiai viską tik penktadienį įsikrausiu. Nes rytoj nedarbo diena Vokietijoje. Bet visur Europoje šalia nedarbo diena, man atrodo, Lietuvoje ir kitur. Važiuojam kuo arčiau taško ir liksim nakvot ketvirtadienio. Na, tai sveiki visi iš Lenkijai. Pasikrovau 3 vietose Vokietijoje. Parodysiu, paskaitam taškai, kaip pasikrovau, parodysiu, kai vokietis supiso su mano tokia dėžė autokratuvu netyčia. Ir viskas, važiuojam į Lietuvą, nedaug liko, 300 virš kilometrų iki Lietuvos. Ir būsim bazėje šiandien. Būsim namuose. Vokietis man supiso dėžę. Žodžiu. Va taip. Taip ir važiuoju, ką daryti. Vis tik jis neišgris. Stipriai laikosi. Viską išėmiau. Nei atsiprašė, nei nieko. Ir pabėgo. Pakrovė mane ir pabėgo. Nu ką, žinau. Nu ką, sveiki atvykę į Lietuvą. Vėliau. To jau šitą kirsiu Lietuvos sieną. O už kelių sekundžių į valdantų Lietuviją. Man iki bazės liko 73 kilometrai. Bazė. Baigiau reisą, buvau Austrijoje, Vokietijoje. Rytoj išvešiu krovinius. Ir kam nesunku, dalinkitės, šėrinkit, dalinkitės su draugai. Uždėkit komentarą kokį, parašykit. Ir iki kito karto.